Antra psalmė. Kodėl niršta gentis? Kodėl tautos veltui maištauja? Žemės karaliai rengėsi mūšiui ir valdovai šventarėsi prieš viešpatį ir jo pateptai. Verškimės iš jų jungo grandinių ir nusikratykime jų pančių. Bet aukštybės sostė sėdintis juokėsi. Viešpats tyčiojasi iš jų. Paskui jis prabyla jiems įniršęs, keldamas baimę savo pykčiu. Juk aš pasodinau sostę savo karalių ant Siono, savo šventoje kalną. Aš paskelbsiu viešpatį įsaką. Viešpats tarė man, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybė. Geležies keptru gali joms kirsti, kaip molio indus į šukes sudaužyti. Tad supraskite karaliai, būkite įspėti žemės valdovai. Tarnaukite viešpačiui pagarbę baimę, drebėdami. Reikškite pagarbą, kad jis neįnirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis ūmus. Laimingi, kurie prie jo glaudžiasi.